infrastruktūros, bet tos erdvės yra. Ta miestas darė, bet mes turėjom ginčą su nacionalinė žemės tarnyba. Ginčas dabar yra laimėtas ir galime tos darbus tęsti. Bent 90 kiemų tą galim sutvarkyti. Ten, kur dėja mes neturime laisvo žemės ir to negalim padaryti, nieko nepadarysim, kaip tik reikia statyti daugiaaukštės parkavimo vietas. Bent 5 vietos mūsų seniūnijose ir prieigose prie centro yra tinkamos, kad pastatyti šitokias aikšteles. Tai tas buvo šiaip žadama ir praeituose, ir už praeituose rinkimuose tik nebuvo realizuota. Tam mes tikrai skiriam didelį dėmesį ir su komanda padarysim. Ačiū. Valdai. Gerai, keliaujam toliau. Trečiasis klausimas, kurį įgarsina Vilnietė Loreta. Sveiki, esu Loreta, Vilnietė. Dirbu nevyriausybinėje organizacijoje Gyvūnų gerovės iniciatyvos. Kadangi man svarbi gyvūnų gerovė, norėčiau paklausti pretendentų, kaip planuoja spręsti benamių gyvūnų valkatavimo ir dauginimosi problemą Vilniuje. Kadangi auginu šuniuką Epsą, noriu paklausti, ar planuojama ir kada bei kiek įrengti šunų vedžiojimo aikštelių, kadangi jų labai pasigendu Vilniuje. Na ir blitz klausimas, kada planuojate Vilniuje uždrausti fejerverkus? Ačiū Loretai. Matosi, kad tam šuniukui Epsui tai neįtin šitie klausimai buvo aktualūs. Pradėkime gal mes nuo Eglė, nuo jūsų ir tada keliaujam į tą pusę ir išbaigsim ties Tomu Vytautu, o ties paskutiniu klausimu jau į kitą pusę keliausim. Prašau, Eglė. Aš pati turiu iš prieglaudos šuniuką, neprieglaudinį šuniuką ir prieglaudinę katytę. Ir visas šitos mano zooparkas yra grindos pagrindu, tai reiškia, kad mūsų Vilniaus grindos organizacija man asmeniškai yra tikrai sveikintina. Jie dabar iš tikrųjų labai atsinaujina ir aš nebejoju, kad tie gyvūnai, kurie yra valkataujantis, apie juos reikia tiesiog pranešti ir šita sritis yra ne tiek reikalinga tvarkytis, kiek jie tiesiog reikia nuolatos prižiūrėti ir duoti kuo didesnės erdvės ir tiesiog vykdyti nuolatinę paslaugą. Bet kalbant